Sveiki visi, čia Gytas. Tiesiog noriu pasveikinti visus kartu ir tave Valentino dienos proga. Linkiu meilį, savo malšelėm, visko, ko trokšta tavo liūdruš. Kad viskas išsipildytų, pačias geriausias, pačias giliausias tavo svajonės. Ir jeigu esi laimingas, kad eitum tą pačią vagą, kurią eini, jeigu galvoji, kad kažko trūksta iki laimės, tai pradėk bendrauti tiesiog su daugiau žmonių, kurie yra jau laimingi tavo akim ir tikrai tas laimės daug daugiau ateis pas tave. Ir tai va, tai norėjau pagrindinę mintis pasveikinti visus Valentino dienos progą ir pabaigai pasakysiu tokį linksmą anekdotą Valentino dienos progą. Tai visi vyrai dirbo lageryje, kai tuo tarpu aš savaitgaliais važiuodavau pas Rusę ir su jie mylėdavausi. Tai guli du jaunavedžiai, lovoj viskas romantiška, žvakutės išdėliota, šampaniukas, gėlyčių į vazonus pridėta, guli abudu jau pasiruošę ir taip žmona jam per petį biškį, sutrenkė biškį, sako, bet tai klausyk, sako, aš taigi, sako, nu, nežinau, sako, kas tas per dalykas, kas tas seksas, šmėksas, sako, kas čia per dalykas, sako, tu man paaiškink, sako, aš dar nekaltai esu, sako, nežinau, kas čia per dalykas. Vyras sako, nu gerai, brangioji, sako, įsivaizduok, sako, pas tavę tarp kojų, sako, yra kalėjimas, o tai kas, sako, pertraukė, sako, o tai kas tada pas tavę? O pas mane, sako, nusikaltėlį. Ir sako, reikia nusikaltėlį į kalėjimą pasodinti. Žmona, nu aišku. Nu ir jie pradėjo, atliko visus reikalus, guli vėl tokie, vyras ant pagalvės galva, tai padėjo mėgoti, beveik ruošėsi. Brangioji sako, palauk, man atrodo, kad nusikaltėlis pabėga iš kalėjimo. Vyras, nu, pabėgo, tai sako, reikia sugrąžinti atgal, tik tai kitom pozam. Nu, jie vėl atlieka reikalus visus, atlieka vyras, tai vėl padėjo ant pagalvės galvą, pavargęs jau visas nusikalęs. Sako, brangioji, sako, palauk, nu, man atrodo, kad jisai ir vėl pabėga iš kalėjimo. Tasai visas susinervavęs pakėlė galvą nuo pagalvės, nu tai blemba, tai jam ne iki gyvos galvos davė. Tai va, tai tiek, švęskit Valentino dieną, linksminkitės, iki.